Gerai, Rimai, čia yra atmintinė tau apie tai, ką daryti dvasinį nepaguodai iš pirmosios savaitės taisyklių. Tai pirma, prisimink, Rimai, kai ateina dvasinė nepaguoda, tiesiog nekeis sprendimų, kuriuos padarai iki tos nepaguodos, ypač dvasiniuose dalykuose. Ir tada prisimink, dvasinė nepaguodai atvirkščiai elkis, negu tau norisi eiti į kažkokį neviltį ir tingumą. Atkreip dėmesį į maldą, atsigręžk į meditaciją, į sąžinės tyrimą ir į kaip tas vadinasi, taip, į didesnę atgailą. Tinkamu būdu. Į didesnę atgailą. Ir tada mąstyt, kad dvasinį nepaguodai Dievas manęs nepaliko, jis yra ir jis davė man užtektinai prigimtinės malonės šitą nepaguodą pereiti. Ir kad nepaguoda niekad neviršys manęs, niekad neviršys mano jėgų. Tada dar prisimink, kad dvasinį nepaguodai būt kantriam. Ir prisimint, kad jį baigsis greičiau, negu aš galvoju, kad jį baigsis. Ir galiausiai dvasinį nepaguodai prisimink šitą mąstymą. Su Dievu aš galiu viską daryti, kalnus kilnoti. Dievas yra su manim. Prisimink.